Galime paklausti, kas sieja Eucharistiją ir tėvystę, kas yra gyventa tarp vieno ir kito. Ir man atrodo, kad atsakymas slypi labai paprastame žodyje buvimas. Tiesiog būti. Jėzus per paskutinę vakarienę galėjo palikti mokiniams prisiminimą, knygą, įsakymą, tačiau jis paliko save. Jis žinojo, kad žmogui labiausiai reikia ne idėjų, o artumo. Todėl jis pasakė, tai yra mano kūnas, kitaip tariant, aš lieku su jumis. Kai būsite pavargę, būsiu su jumis. Kai suklysite, būsiu su jumis. Kai verksite ir džiaugsitės, būsiu su jumis. Eucharistija yra Dievo atsakymas į didžiausią žmogaus baimę – būti paliktam vienam. Ir ar ne to paties vaikas tikisi iš savo tėvo? Vaikai ne visada prisimins, ką tėvas jiems nupirko, ne visada prisimins jo pamokymus, bet jie visą gyvenimą prisimins, ar tėvas buvo šalia. Ar jis turėjo laiko, ar mokėjo apkabinti, ar jo akyse matė meilę. Tėvystė nėra pirmiausia pareigos atlikimas, tai buvimas. Kaip ir Dievo meilė nėra tik dovanos, ji yra jo artumas. Šiandien dėkojame už tėvus, už tuos, kurie kasdien kėlėsi anksti, dirbo, rūpinosi, nerimavo dėl savo vaikų ateities. Dažnai tyliai, be didelių žodžių, kartais net nesulaukdami padėkos. Yra meilė, kuri kalba. Ir yra meilė, kuri neša. Daugelio tėvų meilė būtent tokia, mažai matoma, bet labai tikra. Tačiau šiandien žinome ir kitas tikrovę. Kai kuriems tėvo diena nėra lengva šventė. Vieni jau palaidojo savo tėvus ir šiandien jau ilgisi. Kiti augo be tėvo, dar kiti nešiojasi skaudžius prisiminimus. Ne visi tėvai mokėjo mylėti. Ne visi buvo tokie, kokių reikėjo jų vaikams. Kodėl šiandien Evangelija mums kviečia pažvelgti į Dievą Tėvą. Net ir tada, kai žmogiškoji tėvystė buvo silpna ar sužeista, Dievas lieka ištikimas. Jis niekada nepavargsta laukti. Niekada nenustoja tikėti žmogumi. Niekada neuždaro durų. Eucharistijoje mes matome negalingą Dievą, kuris valdo pasaulį be Dievą, kuris leidžia save paimti į rankas, laužyti ir daryti. Tai meilė, kuri nesiekia viešpatauti. Tai meilė, kuri save dovanoja. Gal todėl geriausi tėvai yra tie, kurie viską kontroliuoja, bet tie, kurie moka save dovanoti, kurie moka būti šalia, kurie leidžia vaikams augti, kurie myli ne todėl, kad vaikai tobuli, bet todėl, kad jie yra jų vaikai. Šiandien žvelgiame Eucharistiją. Galime paklausti savęs, kokį Dievą mes priimame. Dievą, kuris tampa duona. O duona niekada negyvena savo. Ji gyvena tam, kad būtų laužoma ir dalyjama. Tokia yra krikščioniško gyvenimo paslaptis. Nekaupti save, bet dovanoti. Neužsidaryti, bet būti artimu. Nereikalauti meilės, bet pirmą mylėti. Melskime šiandien už visus tėvus, gyvus ir mirusius. Už tuos, kurie džiaugiasi savo vaikais ir už tuos, kurie dėl jų nerimauja. Už tuos, kurie pavargo. Už
ir bando pradėti iš naujo. Ir prašykime, kad Eucharistijoje pasiliekantis Kristus išmokytų mus visus to, kas svarbiausia. Būti vieniems kitiems ne tik žodžių, bet ir širdimi. Ne tik prisiminimu, bet ir gyvų būdamų. Nes žmogus tampa panašiausias į Dievą ne tada, kai yra stiprus, o tada, kai myli.